Tai va, atvykom iš Virtuvės. Sveiki dar kartą. Senai besimatėm. Atmovėm iš Virtuvės. Mes čia buvom žiemą. Čia aišku yra seklioji pusė, anoj pusė yra gilioji pusė. Kadangi važiavam pro šalį, sakau, pasimsiu spiningėlį, praeisiu bent jau gal kokie ešerį surasiu. Pasirodo, kad ešerį ieškoti turim leidę vieną tik tai blizgutį. Nu, yra kaip yra. Aš manau, ir leisimės čia palei krantą, praeisim, pasižiūrėsim. Su viena blizgutė kažko daug nenuveiksim. Variacijų nedaug. Aišku, ten vidurį matos toliau žolės. Gylis čia ne per didžiausias, yra aišku tų duobių. Kadangi iš Virtuvės ir vis dar kasiniai, tai vis tiek. Kažkada žuvies buvo. Kažkada tikrai eidavo pagauti nemažai. Tikrai praeitais metais labai gražiai matęs, kai saulė šviesdavo ešerių palei krantą. Į gilųjį, man rodo, gal net neįsim, nebent ten pabandyti krašte, kur dažniausiai gaudydam rudenį ešerius. Klausims, aišku, jie iš vis šiandien dar tos blizgutės norės, nes kaip ir tos laiks nelabai ankstus ryts ir manau, vis tiek gal patogiau būtų vakarį jos gaudyti, bet turim, ką turim. Čia kažkaip reikia nusileisti visą šitą reikalą. Kadangi atein rudenėlis, atein šalčiai, po biškį ors vėst, aš manau, gal daugiau atsiras pas mums kanale žvejybos video, tai išvažiuosim daugiau pagauti žuvies, turėsim didesnę galimybę pasižiūrėti, kas aplink žagarę dedas, kokie tvenkiniai. Aišku, reiks prisipirkti galybę žvejo bilietų, nes aplink žagarę, jeigu neklystu, jau jų 3 reikia. 2, žinau, tai tikrai. Matos, greičiausiai raudelės poli paviršių šakiniai. Prieš atvažiuojant kažkas žvejoja, mato šviežia speidas, tai irgi klausims, ką gaudė. Nu ir ką, paukščiuks va vaikšta. Nes čia esam gaudę su blizgutėm, kadangi labai daug žolės, tai kažkaip gumos net nežinau, ar verta čia net bandyti. Nes dažniausiai ten kamper palaidodam po 3 blizgutės ir važiuodam namą. Tai manau, kažkas panašus turėtų įvykti šiandien. Pasižiūrėsim, kaip mūsų spiningėlis laigos iš po. Wow, kokie atstumai. Jo, gaila, kad tik tai vieną blizgutę te radau mašinai. Greičiausiai bus iškrauta visas likęs reivils. Ir žiemą mes čia buvom, tai čia žiemą gylė nebebuvo. Jau matau. Potencialus grobis iš paskos plaukia, tik neaišku kas. Kadangi jų spalvas čia labai neryškės, susilieja su to smėliu, jie tam tokie visiškai balti. Nu, vieną matėm kažką. Aišku, per didelis atstums, kad būtų aiškiau kas vyjas. Ir blizgutė labai lengva. Jeigu neklystu pirmą numerę, tai biški metas sunkiai, svorio trūkums. Bet tokiai 15 metrų, aš manau, turėtų užtekti. Aišku, švalties būtų gal patogiau čia gaudyti. Bet didelis klausimas. Raudelės. Raudelės plaukiai. Tai jeigu jos neišmirė, gal ir ešeriai turėjo per žiemą išgyventi. Nes žiemą tai čia kai buvom atvažiavę, realiai pragraužus eketė buvo 10 cm vandenį. Ir jau buvo ten tokiuose vietose, kur dažniausiai būdavo vėjas. 2 ešeriukus matau vėjas. Vyjas mūsų blizgutė vadinas
kažkas domis. Guma, aišku, geriau gal būtų net. Čia dar to žolės tiek nėra. Ir greičiausiai blizgutė dar per anksti. Šiuo momentu, man atrodo, daug maloniau jie gumą valgytų. Bet ir gyvybės matos. Dar vieną kitą rodelę plaukiu. Du nenaudėlė šeriukai vyjus, tai jau nėra blogai. Sakė, paskutinė šiltas dienas. Tada turėtų ateiti lietus. Ateis lietus, turėtų pakilti vandenėlis. Pakils vandenėlis. Galės bandyti gal išvažiuoti lydekų. Nes jeigu kažkas esat gaudę žagarės pusėje, tai čia realiai visi tvenkiniai yra prižėlę nedaug tudėje. Panašiai tas pats, kas išeiti ten į pievą žvejoti. Aišku, tam yra offsetiniai kabliai ir visa kita, bet, manau, pievų ir net offsetinis kablys nebepadės. Ir net nežinau, per kurį šlaitą eidavo. Kur čia būtų geriau. Bet man atrodo, eisim aplinkui račiuką. Nes anam krašte ten nelabai bus kur prieiti. Na, bet daug, praeinam, pasižiūrėsim. Gaila, nepasiėmiau daugiau nieką. Nes liemeniai didelės blizgės. O su dideliam čia lydekų šitoj pusėje kaip ir nėra, kiek aš žinau. Ešeriai, karosai, kuojas, raudės. Galbūt viens kits karšis. Nors karšiai irgi, man atrodo, tik anoj pusėje. Ir lynų ten nemažai yra. Lynų esam matę praeitais metais paviršių beplaukiant. Išvažiavam gaudyti ešerių. Ir labai gražiai matęs, kaip lynai į paviršių iškyl. Tiesiog. Ja. Ties viduriu ten, kur žolių krūms, ten vykst veiksmas. Manau, esant laikui pabandysim apvažinėti biškį daugiau tų vietinių žvyrdubių, nes pas mum jų kadangi nemažai ir didžioji dalis daugiau negu 10 metų jau yra gyvybės, nes iš kai kurių žvyrdubių buvo video žiemą. Tai didžioji, kur buvom, irgi turėjom žvejybą su visišku nuliu. 0 kibimų, 0 žuvies, 70 ekečių. Ir net labai keista buvo, kad net tokiuose kaip ir duobiai gaudėm ir seklių ir neradom žuvies. Jo, su krūkė galbūt dar per anksti. Gal nėra tie ešeriai tiek aktyvus. Manau, spalio
spalio mėnesį jau būtų pats gazas. Šiuo momentu tikimės biškį gal per aktyvų žuvies. Ir galimai gal net reikėjo vakarę bandyti važiuoti, bet vakarę, kadangi mes turim strymą iš tankų, tai vakarę vėl nėra kada. O, turim bėdą. Ai. Kai užmečiau pasimatę krūmus. Žvirdopės. O, ešerys, tiesiai. 2, 3, 4. Būriuk žodžių. Plaukiai. Vadinasi, yra per žiemą neišnyka, neišdusa. Aišku, tai pliusas mum, aišku. Aš manau, gal reiks stipriau rudenėjant pabandyti čia atvažiuoti, patikrinti. O, atsivėjo daugia didumą ir bandė čiupti. Vadinas, kažkiek yra alkanų. Nėra tai visiškai prastai, kaip įsivaizdavau. Bet didesnio cukraus įdėjus, aš manau, bus iš vis basta. Jo, vis dėlto galbūt neblogai guma. Mano ant gumos bent jau tų degtukų dėžutės dydžią galėtum pabandyti ant vieną kitą. Suvėlioti, nes vis tiek barbenant į dugną jie turėtų būti gal aktyvesni. Lengviau paimti mažiau medžiotų. Medžioti jiem reiktų, bet tai yra kaip yra. Nek. Turim, ką turim. Va čia, va, tai tu galbūt neblogai. Žolės per daug nesimato, šlaičiuks ten. Jo, čia turėtų galbūt neblogai. Ten, žinau, gale tai tikrai žolės. Daug žolių. O ten, kur žolės bus, aišku, palei žolę didesnė tikimybė ir tą žuvį pagauti, bet ką padarysi? Matos akmenų primėtyta. O balto žuvies matau. Būriuks. O ne, ten ešerys yra šalia. Vadinas, jo, ešeriukų būrys plaukiu, bet nelabai įdomis, netink spalva.
Netinka spalva. Greičiausiai. Gražu čia, na. Šiaip keista, vėjo nėra. Saulė, šilta. Toks va mūsų penktadienis. Ten greičiausiai žolę buvom pataikę. Kažkur užkliuva. Ir daužosi dugną. Jo, čia kaip reiktų sakyti, kad viskas oknas, ir didelis gylis, mažai blizgėliai, mažai cukriukiai nusileisčiau, paprašiau, bet, blėt, kad ir to žuvis baisiai baigšti tamp. Aš manau, čia reiks atvykti stipriau rudenėjant, kai vanduo bus patšalęs labiau, kai mažiau saulės. Tada pabandyti. Reiks pabandyti ir ten, kur buvom, kur ešerius gaudėm. Ir tos ganėtinai nemažus ešerius gaudėm. Aišku, ten labai daug žolės. O vėjas iš paskus. Vijos ir nustoja. Žodžius, vėjas tol, kol šešėlis. Kol nėr saulė. Išlendi saulė, nebesiviai. O, turim. Tas toks kelims man nelabai, bet turim ganėtinai neblogą ešerį. Vo. Nu, tikrai neblog dar, sakyčiau. Dryžius. Na, dryžiau. Namučio. Cio, išplaukė namučio. Dryžius. Jei, pagavom pirmą žuvį. Žvirdubė vadinasi, nėra visiškai tuščia. Kažką pavyko suvilioti. Viena žuvis yra geriau negu nieka. Bet irgi iš tamsesnės vietos. Šešėlį. Na, kelis metimus tą pačią pusę. Gal ne viens vis dėlto, bet
pabandom ir judėsim toliau, nes čia tas toliau judėjims. Pareisim į žolės. Palei žolių liniją nežinau, ar verta mėtyt. Ten tikrai greit ką nors nutrauksim. Saka, žvejybas kirmins nuramins. Viena žuvis geriau negu nieka. O dar nedegtukų dėžutės dydžiai iš karto. Ok, einam priekį. Einam į priekį, pasižiūrėsim, ką dar turim. Aš manau, reikia leistis ten, nes čia duobė matos. Tai va, duobė gali būt, nes ten matos vėl pakilims, ten žolės. O, kažko žolėse dėja niurka. Tai ten, kur tamsesnė vieta, manau, galbūt, kad gal kažką pagausim dar. Aišku, mes netametam tiek toli. Žolė. Žolė. Jo, tai čia kažkur esu pratariuojęs ne vieną, ne dvi ir ne 5 blizgėlės ir sukūręs. Kadangi čia va yra tokie dideli žolių krūmai ir jie dažniausiai tavo masalui saka labanakt, ateik ant švenčių. Aišku, bus dar vienas neblogs batarijų patikrinimas, nes naujas batarijkas pasiim. Turim kelmą žolių. Jo. Gerai, kad viskas gerai. Kažkaip nenorėčiau dar taip greit išvažiuoti. Čia mes ką geras 20 minučių. Pusvalandį gal. Ir tik vienas ešerys krante. Aišku, vienas yra geriau negu nei viena. Turime ešerį. Va. Dar vienas. Gražu. Žolė ten greičiausiai yra.
Reikia biškiau aukščiau. O, čiupa dar viens. Čiupa grinai iš po žolės. Bet čia jau rodo potencialą. Ir čia va toks žolių tarps. O, turim dar vieną. Nedidelis, bet turim. Ten žolė. Užsimetė. Rets atvejs, bet buvo. Ten, biškai pratraukiam. Ten matos aukščiau žolė. Du krante dar. Žolė. Prašauka. Nu, negi baigęs. Čia. Norytas ten giliau paleis, bet giliau paleis iš karto turim žolę. O į žolę su tokiu reikalu iš karto atsisveikinsim. Bet nu neblogai, jau nesam visiškai tušti. Manau, šitą vietą atidavė savo žuvį. Svarbu, kad mes neatiduotum savo blizgutės. Paskutinės, vienintelės šiandien pasimtos. Net nežinau, kaip čia taip nutiko. Aišku, būtų gal ir neblogai pasikeisti. Bet okei. Vieta, apie kurią, dėl kurios labiausiai bijojau, kad prateriusim labai daug. Šiaip ten matos, turėtų būti potencialas. Šiaip tenai, kur mes negalim prieiti, ten aš manau tikrai būtų neblogai. Deja. Deja. Einam toliau. Per tą smėlį nelabai čia malonu laipiot. Ja, tai ten tiesiai metėm realiai žolę. Dabar užsilipus labai puikiai matos. Ok. Pabandyt gal dar praeit pro tą kraštą.
Nežinau, ar verta eiti palei kitą krantą. Nes kitam krante didžioji dalis ten yra vien žolė. Aukšto žolė. Per ją mes neprieisim. Ir kadangi per ją prieiti nelabai eins, žolė vos ne metrų dar didesnė negu mes, aukštesnė. Ten metimą tikrai nepasidarysim. Čia, žinau, irgi prieėjimo nebus, nes visur užėlė. Tai geriausiu atveju einam į šito tęsinį dar pasibandyti. Keliuose vietose yra dar kur pramesti. Ir gal tada tikrai pabandyti gilųjį. Ir giliajam yra tokie viečiukė kaip ir sala, kur ein prieit. Ir pabandyti dar tenai pamėtyti. Aišku, giliajam yra lydekų. Tai didelė tikimybė, kad mažas snaiperis gali taipogi pasimti mūsų mažą blizgutę. Tada beliktų geriausiu atveju dėtis didelė. Trečią, ketvirtą numerį. Ar penktą net. Bet čia jau biški per sunkiai būtų šitam kotelį. Va, pareinam dar palei vieną žaulės. Čia aišku, kur norėčiau mesti, nedamesiu. Neprieisiu. Bet ten palei į žolės įlindus, aš manau, ten būtų žiauriai potenciali vieta. Bet čia be valties, be šansų. O, kažkas ir pas mums tvarkingai sugeb stovyklauti. Vo, aš manau, beveik tvarkingai. Dar slieku dėžutės, jeigu nebūtų paliekę, iš vis būtų gerai. Aš manau, mes čia galim kažką pagauti. Čia yra gylis. Šioks toks. Čia yra žolių. Nemažai. Ir šiuo momentu čia yra paveisis. Aišku, paveisis ne visą laiką reiškia, kad buvo ir žuvis. Jo. Numesti tiek toli mes negalim. Palei krantą balto žuvies būrelis nedidelis. Tai gal kažkur šalia turėtų būti ir tų atakuojančių. Čia mato žolė, ten mato žolė. Bandom tą tarpą kažkaip įgimdyti savo sūkurį. Jo, ten, kur norėtos užmesti, no dėja. Pabandom tenai. Čia tarp 3 žolių. Pabandėm. Aš manau, atsisveikinsime su savo sukriukė. O, ne. Nuostabu. Labai puikiai. Jo, ten nebemesim. Ten greičiausiai žolė, kuriuos mes nematom. Bet jo, žolė jau nebe tokia kieta.
kaip vasara. Tai čia į mum pliusas. Žiauriai pliusas. Dar neprateliaujam savo blizgėlės. Ir galim toliau dar pabandyti paieškoti. Tai čia gaudims su gumo, net aš manau būtų sunku. Aišku, nebent su offsetu. Nes žolės čia pilnas dugnas. Mes čia su balansyru žiemą bandėm. Jaučiu, nebuvo tokios eketės, kad tiesiog neužkliūtų žolės. Nes išgręžus, ten gilis gal koks 1,5 metrą, bet kiekvienai eketei žolė. Nuleidus pusmetrį į eketę jau buvo žolė, tai iš 1,5 metrą gylė, jeigu į pusmetrį gali gaudyti. O, buvo capt. Prie pat krantą. Nenaudelis. Ar žolė čia buvo? Žolė. Apgavo mane. Aišku, labai neilgai. O, turim. Turim mažylį. Turim. Dinas aktyvus. Čia galim pabandyti pagaudyti daugiau. Ko reikia tikėtis iš žvejybos, kad išvažiuoju su viena blizgė, su viena sukarė, atsiprašau. Nu, ko reikia tikėtis? Iš kampo šeriuks atsivyja. Gaila. Jam jau. Bet čia va palei žolės matos. 1, 2, 3, 4 stovi. Bet visi tie tokie degtukų dėžutės didumo. Aišku, jie visą šitą reikalą vis tiek gaudžiai bando paimti. Ir jam dažniausiai pasisek, nes yra gaudus ir jin bet kaip.
Pakilo vėjas. Užmetinėt bus sunku. Ypač tokį didelį svorį. O svoris pas belia kokią didumą. Viens buvo ir baigęs. Pabandyt dar gal ten į galą paeit, jeigu ten yra kur pamėtyt. Ir tada eiti į kitą pusę, praeit palei pakrantę, kur galimai visą, vijos, bet nepaėmė. Būtų gerai čia. Ryškesnė spalviukė. Bumbt buvo. Vakar bumbt buvo. Mažiučiai. Nors, šiaip sakė, tie atsargus būna dažniausiai didelį. Tai ar tikrai mažiučiai yra klausimas? O. Dar viens. Beik toliau gyvenk. Ai. O. Per daug kažkaip čia lengvai šį kartą atsikabin. Dažniausiai čia palikdavom viską. Ar čia ta žolė dabar ant tiek pakritus ir ant tiek minkštesnę palikus. Ok. Padarom dar metimuką į tą pusę.
Ir keliausim greičiausiai dar iki galo pabandyti. Žolėse vyks veiksmas. Jo. Keliaujam į viršų, einam ten į galą, nes čia kur norėčiau, čia kur nuo kampo mėtėm į tą kraštą, ten palei tą žolės būtų smagu pramest, bet greičiausiai ten yra be šansų. Čia va matos mailiaus būrys, tai greičiausiai, aišku, čia ir kažkur ešerių turėtų būti, bet, na, dėja. Dėja, mes su tokiu įrankiu nelabai čia padarysim kažką. Jo, ten su guma gal galėtum bandyti tarp tų žolių įsimakaluoti, bet aš manau būtų labai daug prarasta gumos. Ir aišku, čia jeigu būtų įmanoma gaudyti tose vietose, va ten visur, ten turėtų būti. Tai va, mūsų tokį žvejybą. Perėjai gilų jį. Aišku, visą neapėjom, bet labai daug kur pakilęs vanduo. Ir ten, kur galimai būtų potencialių žuvis, mes nedametam, nes geri 5-7 metrai nuo krantą gylis iki 30-40 cm. Aišku, matėm lydekiuką išplaukiant iš krantą. Matėm tos kelis ešeriukus, jie bandė vytis, aišku, bet nu, per mažas gylis ir per mažai numetam. Kadangi gaudėm su mažą sukrį, tai nepadėjo. Pasunkinti irgi neturim kuom, kada mes toli. Aš manau, čia gal sugrįšim labiau į rudenį. Spalio vidurį, kai jau atšals tas oras. Ir bus daugiau galimybių pasigaudyti. O dabar ką? Turim pagavę kelis ešerius. Turim vieną ten didesnį. Šitą vietą, aišku, kaip ir visą laiką buvo potenciali. Turėjom variantų. Aš manau, irgi gal grįšim su geresniam spalvom. Gal oras bus geresnis, bus apsiniaukę. Ir apeisim tada gal net visą. Nes anoj pusiai labai daug vietų, kur yra mažas gylis ir labai daug žolės. Tai tiesiog nebandėm. Nu, į šitą tai tikrai grįšim tik tai tada, kai atvės. O ką? Šiuo atveju baigiam. Susimatysim sekančiai žvejybai. Iki.